Sveiki žvejai, tai ką, naujas sezonas, naujas laivelis, Finvalas 595, manau tikrai bus patogu ne tik man, bet ir klientam ir startuojam šiuos metus su savo asmeniniu YouTube kanalu, nes tikrai daug kas klausia, kada pradėsi daryti YouTube, labai viskas įdomu, tai stengsimės tikrai daug parodyt kaip gaudyti su laivu, kaip gaudyti lydeką, starkį, šamą ir kartais ir ešerį ir žiūrėsim, kaip mums seksis suvilioti šamą prie 0 laipsnio. Kalbant apie šamutą žvejybą, ypač pavasarį, kai vanduo šiuo metu matom 3,89 temperatūrą, labai yra iš tikrųjų sudėtinga. Tai tas šamas irgi, jisai nėra taip, kad jisai maitintųsi, jisai greičiausiai kala iš agresijos. Jį reikia labai ilgai nervuot, kol jis sunervuoja. Ir šiaip, pavyzdžiui, vasarą labai daug lengviau, galima sakyti, pagauti šamą, nes labai reaguoja į kvoką, nes kvoka sukelia tą garsą, kito šamo maitinimosi garsas. Tarkim, kaip jisai ima kažkokį tais karšį ar ima kažkokį tais traudę, nesvarbu kažkokį kitą žuvį, tas gaunasi toks garsas. Tai būtent tas garsas ir sukelia kito šamo maitinimosi. Tai tarkim, jeigu tu kvokinė, tai šamas ateina pasižiūrėti, gal kažkas kitas maitinasi ir tada randa tavo masalą. Tai, pavyzdžiui, pavasarį nevelniu. Reikia labai tyliai, labai delikačiai ir labai delikačiais pravedimais. Ir faktas, reikia atitaikyti spalvą. Kaip ir minėjau, tas šamas su mažom akytėm kartais gali visiškai nieko nematyti, bet kartais tas spalvos pakeitimas turi didelę reikšmę. Tai va, aišku, daug kalbų, bet gal daugiau darbų. Važiuojam ieškoti šamo. Tai va, žiūrėk, dabar jo, meti toliau, dabar pilnai leidi, bet matai, jisai, pavyzdžiui, daidinėja, tai reikia, biškai čiu toliau. Bet jis vėl, matai, kryptį keičia labai. Bet labai gerai, prisistabdyk biškį. Ir va čia va, žiūrėk, matai va. Op. Matai va. Iš lėto. Čiut greičiau, jeigu gali, matai, jisai keičia jau viskas kryptį. Mes pabandom jam taip paduoti. Jo. Na, matai, jisai jaučia turbūt. Vėl sukasi. Tai mes irgi pasisukam. Operatorius sako daug tipsų. Tai tipsai yra taiklus metimas ir didelė guma keiteko. Visi tipsai. Na, jau taip. Gerai. Va dabar gerai labai. Kaip ir gal ir valgytų jisai. O, apsisuko. Nu, suk. Turim. Pirmas šamukas yra. Sunkiai šiandien, belė kaip sunkiai. Bet kad kalbėjome su juo ir įkalbėjom. Net pačiam įdomu pasižiūrėti. Dovydai, seniau kada? Nu? Tu seniau netikėjai. Aš tikėjau, aš vis turėjau tikėjimą ir tikrai nenurašiau keitėkmo. Kur tu mūsų šamelį? Nu tai ką, po ilgų kalbinėjimų pagaliau kabinom tą šamuką. Realiai trūko greičiausiai tik tai 1 laipsnį, nes va, tai jau iš karto automatiškai pasimatė, kad vienas šamas, kitas, trečias, tai realiai temperatūra tikrai
tikrai daug įtakoja šamų žvejyboje. Tai važiuokit tik tai, kada šilta ir karšta. Opa. Su geru atidarimu, ne? Šamukas! Šamukas. Čia didžiausias realiai pagalbininkas po šamo ant denio. Belė kaip sunku po to tas gleivės išvalyti, tai laivynas sutvarkė reikalus man. Tai ką, uždarom šiandieną žvejybą apie 6 valandą. Realiai visą dieną plaukiam, ieškojomės tų šamo. Rasdom vieną kitą, bet visiškai nereagavo. Tai realiai vanduo, kaip ir minėjau, jau gal 3 kartą miniu, kad buvo 3,98. Ir tai vis buvo ta tokia viltis, tikrai turi atidaryti, tikrai turi kažkas atsidaryti. Ir atplaukėm į kitą galą, jau biški toks seklesnis vanduo. Tarp kitko seklesnis tai 13 metrų. Ir žiūrim 5,2. Radom šamelį, 1, 2 ir, kaip sako, 3 kartas nemeluoja. Tai va, Gabrielius įprūdėjo šamelį. Iš kelinto karto? Iš 15 metimų kokį. Ir paskui, bet, kaip sakoma, nepasidavėm, negali pasiduoti. Tai va, tai su šamu realiai tikrai nereikia pasiduoti. Tikrai reikia jį drožt ir išdrožt. O Dovydai, kiek tu pernai, kai gidavai, kiek šamų? Vat pernai tai tikrai buvo realiai daug šiltesnis tas oras. Realiai, Tokiu metu tai ten būdavo vanduo 10 laipsnių, 11 laipsnių. Tai belė kaip buvo gerai. Iš tikrųjų, aš atsimenu dabar kažkada net video kėliau, kad apie balandžio gal 12 jau turėjau sąskaitą 22 vienetus. Čia faktas su klientais visais ir pats savo, žinai. Tai tikrai buvo smagiau, bet irgi, pavyzdžiui, lyginant ir praeitą savaitę mes buvom test drive laivelio padaryti naujo, tai per realiai 5 valandas ir vanduo buvo 6 laipsniai 7. Porą laipsnių šiltesnis negu dabar. Jo, tai mes turėjom realiai 6 kibimus ir 3 realizavom. Tai, lyginant su šiandieną, tai nėra ką lyginti iš tikrųjų. Bet nieko, aš manau, kad sušils vanduo, atsigaus šamukas, važiuosim dar. Šamukas mėgsta vis tiek šilumą. Tai faktas, šamukas. O dabar buvo permaina. Taip, ir šamukas. Labai didelė buvo, žiūrėk, minusai naktį kokie, o dieną irgi vėsiu. Sniego, ir minusas. Ir šiandien minusas buvo, taigi, -4. Tai čia nereikia gal varyti Dievo į medį. Bet vis tiek, kaip sakoma, išbovijom vieną. Išbovijom. Norėjom parodyti bent jau vieną, parodėm vieną, tikslas įgyvendintas. Tai tikrai orai šyla ir kas nori, ar pasimokinti su Garminu dirbt, ar pasimokinti kaip laivą valdyti, būtent su Panoptikso sistema, ar tiesiog atvažiuoti pramogai pažvejot, pagauti šamą, o ateičiai ir lydeką ir starkę, tai skambinkit arba rašykit. Iki.